Nu, tai varžybos lauktas prieš tokį varžovą visą laiką norisi žaisti. Iššūkiai, galima sakyti, laimėjom tenais per atsitiktinumą. Šiandien šitų varžybų laukiam tikrai ir vėl patiko tas nusitikimas, kokį turėjom ir praeitą savaitgalį namie žaidami prieš VDU. Aišku, vėl ir gali padėjo, šitos salės specifika kitokia, dar arčiau jie jaučiasi, tai turbūt nebuvo net kito klausimo, kad mes galim būti neužsivedę. Aišku, pradžioj ten biški lyg ir užsimiegoję, pirmas minutės buvom, praradom keletą kamuolių, gynyboje nepastovėjom, bet paskui įsivažiavom į savo ritmą ir aš manau, kad visas varžybas daugiau mažiau kontroliavom, o tai prieš tokią komandą yra tikrai neblogai. Džiugina tas, kad metėm daug baudų, kas pas mus būdavo problema, nes nebūdom tokie agresyvūs, šiandien buvom tikrai agresyvūs, porą žaidėjų įsibaudavo, kiti lygė su 4 buvo. Ir rezultatyvumas, aišku, kaip aš sakau, mes jau tokią komandą, kur turi prie mūsų taikytis, to nebe mes prie jų. Mes galim žaisti gynybinį krepšinį, jeigu reikia, praleisti 34 taškus, galim, jeigu reikia, mesti ir 90. Rogačiovas šiandien per pirmą pusę 27 taškus pelnė. Koks indėlis jo šiandien kaip vertinti? Iš tikrųjų, net labai žiūrint žaidimą nepastebėjau, kad jis tiek daug įmetė, tik paskui paėmus protokolą pamačiau, kad jis čia vienas tiek daug primetė ir biški buvo gal ir baimė, kad jeigu jisai nepakris, gali sustoti, bet nebuvo jokių problemų, jisai nepelnė antroji pusė nei taško, bet užtat kiti atsidarė ir net nepasijuto. Bet aišku, Eduardas ir kitur daro daug gerų dalykų, taip kad ne vien taškus reikia žiūrėti. Šiandien kitoje salėje žaidėt. Koks įspūdis? Tai Šilo mokyklą visą laiką gera grįžti, aišku, ir kaip sakau, mes jau turim tą savo žiūrovų sirgalių armiją, tai ir to tikėjausi, kad čia prieis ir dar bus kita specifika, dar mažesnės erdvės, didesnis garsas, žiūrovai sėdi prie pat aikštės ir manau tikrai galima sakyti, kad, visai galima sakyti, kad netrūda tie žiūrovai priešinkam, bet aš manau vis tiek tai kažkiek tai lemia ir išmuša iš vėžio, mums tai duoda dar daugiau energijos.